Taip, tai trumpai aptarsime grafinių primityvų braižymą. Einam į eskizą, štai primityvai tiesės, stačiakampis lygiagretainis. Plėšta panašus primityvas, apskritimas, apskritimo lankas, line, elipsė ir elipsė. Štai tiesė, tai tiesę galima nubraižyti labai įvairius kontūrus, kas tik tai norit ir įmanoma. Aš nubraižau trikampį ir baigiu komandą. Kitas primityvų braižymas, tas primityvas tai yra stačiakampis. Štai iš taško nuo apatinio taško į viršutinio, nuo kairė iki viršutinio dešiniojo, toliau vėl einam į eskizavimą, toliau iš centro brėžiamas, toliau ir 3 taškus pasviręs, toliau ir 3 taškus iš centro brėžiamas, štai centrinis taškas, toliau lygiagretainis, ir štai galiu pasukti kaip noriu, lygiagretainis. Toliau pas mus yra piešinio griovelio kontūro primityvas. Tai galima brėžti taip, toliau. Dydį galima pasikoreguoti su matmeniu. 36. Ir taip. Toliau. Iš vidurinio taško gali būti brėžiamas. Toliau. Apvalus. Kritimo lanko. Kontūras toliau. Ir 3 taškus galima nubrėžti. Ir toliau. Vidurinių taškų galima nubrėžti. Kritimo lankas, kuriam brėžiame primityvą, ir štai primityvas nubraižytas. Toliau pas mus eina kiti grafiniai primityvai. Apskritimas. Tai vidurio taško, taigi matmenimis galima užsiduoti dydį. Taip pat pagal perimetrą. 3 taškai perimetrą. Toks grafinis primityvas. Toliau. Einame į eskizus. Toliau. Kritimo lanką. Iš vidurio taško. Ir reikiamo kampo. Toliau. Kritimo lanką. Kaip tęsinys, pavyzdžiui. Toliau kritimo lanką.
3 taškų atskaitymo lanko. 3 taškų atskaitymo lanko. Toliau. Sekantis grafinis primityvas yra daugiakampis. Vėlgi, išėjo 5. Aš galiu užsidėti 6 kampus, 6 briaunas ir daugiau tų briaunų galiu užsidėti. Galiu grįžti vėl prie 5 briaunų. Šiuo atveju. Ne. Toliau. Lainas. Vėlgi. Nuoseklus planas. Toliau. Ir toks plainas gali būti kaip plėstinė, kaip nekalinė kreivė. Plainas. Toliau kitas. Tai su lygtimi, tarkime, užsirašome lygtį eksplicit formoje, tarkime, 3 kart x plus minus x. Ir x1, tarkime, 0 ir x2, tarkime, 20. Ir mes nusibrėžėm tokią kreivę. Tarkime, minus 3. Matote, kreivė jau aiškiau, labiau banguojanti. Taip galima užsirašyti bet kokią formulę, eksplicit ar parametrinėmis lygtimis ir ją nusibraižyti. Ir sekantis grafinis primityvas yra elipsė. Elipsė, tai paprasčiausiai užsidedame ilgąją ašį ir trumpąją ašį. Toliau dalinė elipsė. Tokia, tarkime, toliau parabolę galime nusibrėžti. Parabolę nusibrėžėm didelę ir toliau galime brėžti ūgį per 2 taškus. Štai taip. Daryti kontūrą. Tai tiek duomenų šiandien.